Ar dažnai naršote telefone naudodami mobiliuosius duomenis? O gal jūsų telefonu naudojasi ir vaikai? Tuomet verta sužinoti apie paslaugą, kuri padės apsaugoti jūsų naršymą internete nuo pavojų ir netinkamo turinio. Juk net ir tie, kurie giliausiai nardo po interneto platybės, kartais gali užplaukti ant seklumos. Aš Bitės Profas Žygis ir šiandien parodysiu, kas yra Interneto apsauga Plus ir kaip ji gali padėti jaustis saugiau internete. Interneto apsauga Plus – tai paslauga, kuris saugo jūsų naršymą naudojantis Bitės mobiliuoju internetu. Ji gali automatiškai blokuoti pavojingas svetaines ir padėti išvengti virusų, sukčiavimų puslapių bei netinkamo turinio. Kaip apsaugos darbuotojai neįleidžia į koncertą įtartinų žmonių, taip Interneto apsauga Plus neįleidžia į jūsų telefoną blogų ketinimų turinčių dalykų. Tai reiškia, kad pavojingos svetainės ar programėlės bus tiesiog nepasiekiamos naudojant Bitės mobilų internetą. Prisijungę mano Bitės savitarnoje arba mobilioje programėlėje galite valdyti papildomas Interneto apsauga Plus funkcijas. Naudodami turinio filtravimo funkciją galite užblokuoti suaugusiųjų turinį, pramoginį turinį, nusikalstamos veiklos puslapius, reklamas. Tai ypač naudinga, jei telefonu naudojasi vaikai arba norite patys sumažinti blaškymąsi internete. Visada vienu paspaudimu galite išjungti arba įjungti šias blokavimo funkcijas. Nutarėte, kad gyvenime trūksta dinamikos? Blokavimą išjungite. Norite jaustis visiškai ramus? Blokavimą įjungite. Jei paspausite pridėti išimtį, tuomet galėsite nustatyti pasirinktą laiką, kuomet šie blokavimai negalios. Programėlių blokavimas leidžia nustatyti, kad tam tikra programėlė negalėtų naudotis internetu, o kitos programėlės veiktų kaip įprastai. Tai padeda kontroliuoti duomenų naudojimą ir apsaugoti nuo nereikalingo naršymo. Jei kokia nors svetainė tapo užblokuota nuo ką tik minėtų blokavimo priemonių, tačiau norite ją vis tiek pasiekti, įrašykite jos adresą štai čia. O jei norite užblokuoti tik vieną svetainę, tuomet įveskite jos adresą čia. Skiltyje Tinklo apsauga matysite praėjusį mėnesį užblokuotų grėsmių sąrašą, taip pat rasite bendrą Bitės vartotojams užkirstų grėsmių kiekį per paskutinės 30 dienų. Nustebsite, kiek daug grobuonių slepiasi interneto džiunglėse. O jei turite keletą numerių naudojančių Interneto apsauga Plus paslaugą, tuomet pasirinkę turinio filtravimas galėsite įjungti norimus filtrus atskiriems numeriams. Visa tai veikia naudojantis Bitės mobiliuoju internetu. Atskirai telefone arba visiems įrenginiams prisijungusiems prie Bitės namų ar nešiojimo interneto. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt, kur rasite daugiau naudingų instrukcijų ir patarimų.